Klausykit, gerbiamas Sūrski, jūs kaip rimtas karo ekspertas, ar galėtumėt man atsakyti į vieną klausimą? Laisvai, kas jūs domina, gerbiamą pelę, jūs turbūt norite žinoti, kas nutiks pelė, jeigu pelė atsistos ant prieštankinės minos, nieko neatsitiks, liks ta pati pelė. Bet jeigu jį šalia jos atsistos ant tankinės prieštankinės minos dar antra pelė ir jos dar abi pašokinės, tada jau bus biškai kitaip, tada jau nukentės aukštos įtampos laidai. Nesupratau. Todėl, kad jūs nesat karo ekspertas. Kai dvi pelės pašokinėjant prieš tankinės minos, jų žarnos tada pakimba ant aukštos įtampos laidų ir vyksta trumpas sujungimas. Gerai, išsiaiškinom techninius dalykus, bet jūs man atsakykite tokį strateginį klausimą. Seime vyko balsavimas dėl šauktinių kariuomenės. Visi vieningai balsavo už, o Varkala prieš. Supratau, klausimas savalaikis, geras klausimas, ta konstruktyvia dvasia, aš norėčiau ir atsakyti jūsų klausimą. Reiškia, visus, ką jau buvo galima iššaudyti, violetiniai jau iššaudė. Dėl to klausimas, kam mums yra reikalinga ginkluotė, Varkala, violetinių vadas ir atsako pat savo, kad ginkluotės jau nebereikia. Reiškia, o kita vertus, jaunimas, liaunas, fiziškai silpnas berniukas yra žymiai lengviau, jį galima užverbuoti bažnyčią, kad jis patarnautų mišioms arba eitų ten kitas kokias nors kunigui naudingas, vadinkim, pareigas klapčiuko. Ar nebūtinai klapčiuko, yra tų visų pareigų, visokių reikia jauniems berniukams bažnyčiai, kas, aišku, džiugina. Nu, žodžiu, aš atsakiau jūsų klausimą. Nu, ko jūs čia maivotės? Aš jums kitaip paaiškinsiu. Pavyzdžiui, kai aš grįžau iš Pormuchos, tai man nieks kitas nerūpėjo, tik tai mergos. Toksai, kaip aš, jau kunigui nebereikalingas, nu, kokia iš manęs nauda. Ir kunigas jau turėjo kitą tokį silpną, fiziškai paliegusi berniuką, bet gražų, ilgom blakstienom. Rista nosytė, dailų. Pas mane blakstienų tai jau nebebuvo, nes nuo parako nudegusios. Supratau. Varkalos pozicija yra aiški. Bet kodėl Mečislovas Zaščiurinskas prieš darbietis? Darbo partijoje toleruojamos yra visos nuomonės, taip sakant. Šiandieną pacifistas yra Zaščiurinskas, rytoj rotacijos būdu bus Gedvilas. Poryt bus jau šitas Daukšys su savo visais ūsais, o užporyt jau Birutis. Nu ir vadas visada, reiškiasi, kaip jisai, Viktoras visada primena, kad su Rusija reikia nekariauti, draugauti. Nu, vienas Lenkas irgi buvo prieš. Nu, tai va čia sąžiningas Lenkas. Jo tėvas netarnavo Lietuvos kariuomenei, jis pats netarnavo Lietuvos kariuomenei ir jo vaikas tikrai netarnaus Lietuvos kariuomenei. Vot. Einam, klausykit, pas Varkalą, parodysim jam, kaip dvi pelės, kas atsitinka, kai jos ant minos užlipa.